Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Taigi, lygiai po savaitės pertraukos, jau kaip net nebekeista, su jumis sveikinasi Šratinuko pasakėlės. Lygiai taip pat su jumis sveikinuosi ir aš, Dalė, ir šį kartą su manimi laidelėje, kartu su manimi kalbės, su jumis bendraus ir jums šnekės, jau labai įsilgta ir senokai begirdėta Kotryna. Labukas. Taip senai tave girdėjom, Kotryna. Man atrodo, kad radijo klausytojai tavęs tikrai jau turėjo pasiilgti, nes buvo toks tarpas, kuomet mes tik su tavimi laidelės ir vedėm, kalbėjom, paskui staiga tu dingai ir jau tikriausiai kai kas galvoja, kad Kotrynos nebėra, kur ji? Kotryna, kur tu? Ir štai Kotryna grįžo pagaliau čia. Taigi, bet ne tik Kotryna bus. Dar privalau, tiesiog tai yra būtinybė pristatyti trečią žmogų mūsų laidelėje. Ne taip jau senai girdėta, netgi praeitą laidą, manyčiau, su mumis buvai, ar ne, Viktorija? Labas, tai buvau. Taigi, Viktorija, labai džiaugsmingai pasisveikina, mes lygiai taip pat džiaugiamės tave čia matydamos. Ir mūsų radijo klausytojai, manyčiau, džiaugiasi tave girdėdami. Na, kad taip jau viskas linksma ir smagu ir džiugu, galbūt galime čia neįkvoti mūsų ir taip jau trumpą laidelės laiko ir galbūt galėtume išsiaiškinti praėjusios laidos mįslę. Viktorija, buvai su manimi, jau pati pasigyrė, kad praeitą laidą. Ir ar atsimeni mįslę, ar galėtum ją priminti? Na, buvau berods pažadėjusi, kad pagalvosiu, bet aš galvojau pusę savaitės, bet po to užmiršau mįslę, taip nebegalvoju. Na tai nieko tokio, Kotryna, kaip matau, nežino šios myslės. Ne, nežinau. Tuomet aš primenu ją jums, nes su jumis ir aiškinsiuosi. Ir primenu radijo klausytojams, kurie ten kažkur tai toli visame pasaulyje mūsų klausosi ir galvoja, ar jų myslės įminimas yra teisingas ar ne, ar jie buvo teisūs ar ne. Taigi to jau pat ir viską sužinosim, greitai kartoju myslę. Altorius stovi, o abipus jo dvi žvakutės dega. Dar kartą pakartoju, kas galbūt tik pirmą kartą išgirdo ar dar net nespėjo susivokti, kokia tai myslė. Altorius stovi, o abipus jo dvi žvakutės dega. Viktorija prisipažino, kad nebegalvoja, todėl jos dabar neklausiu, o paklausiu Kotrynos. Kas tai yra? Koks myslės įminimas? Na, nežinau, labai sunki myslė. Gal būtų aiškiau aiškintis, jeigu iš pat pradžių sužinotume, kas yra tas altorius, o paskui abipus jo tos dvi žvakės. Aš manyčiau, žvakės galėtų kažkokios žvaigždės būti, ar kažkas tai žyba. Bet tik dvi, žvaigždžių yra daug, o čia tiksliai nurodyta dvi. Gal akis kokios ir nosis? Teisingai, Kotryna, tai esi visiškai teisi. Tas altorius yra nosis, o abipus nosies kasgi dega tos žvakės. Akis, taip. Super, čia mes įsiaiškinam taip greitai. Na, ir dar pridursiu, kad labai akis dega, kai buvau nesupykęs. Tai čia, žodžiu, myslė pritaikyta piktoms akims. Na, aš tai bent jau taip suprasčiau. Bet akis gali degti iš laimės, iš meilės. Ai, taip, nepaminėjau ir šito. Tai va, žodžiu, akis dega beveik visada, bet žinoma, netiesioginė ta žodžio prasme. Jokios ugnies nėra tikros, kurią reikia gesinti. Tiesiog taip yra, sakome apie žibančias, tviskančias akis, kurios atrodo tokios gyvos, jaunatviškas, energingos. Žodžiu, tokios akis yra degančios. Bet ne apie akis ir ne apie nosį galbūt mes kalbėsim, nes ar jums būtų įdomu pakalbėti apie nosį, apie slogą, apie dar ką nors nosies plaukelius kokius? Nemanyčiau apie nosies plaukelius, bet apie akis gal ir įdomu būtų. Galbūt apie akis mes dar kurią nors kitą laidą konkrečiau pakalbėsim. O dabar kaipgi yra šios myslės įminimas, tos nosis,
tos nosis, viena nosis ir dvi akis kaip yra susijusios su mūsų laidos tema, kuri yra, pristatau laidos temą, smalsumas. Da tempkit, kaip nors pritempkit smalsumą su nosytėm ir akytėm. Sakykim, pamatai ką nors ir jau, aha, kas čia dabar vyksta? Ir iškart susidomi. Jo. Katrina, kaip tu interpretuotum? Kad smalsumas, kai ką žodis alaus ir tada galvoju, o, kas čia ką kepa? Žodžiu, smalsumas yra susijęs su mūsų juslėmis, tai regėjimu, uosle ir begalę klausimų, juk kai esam smalsus, labai daug klausimų mums iškyla. Nu taip, aišku, kad daug. Aš prisipažinsiu, kai buvau maža, labai visus įkirėdavau su savo smalsumu, su savo klausimais. Buvai gal kodėlčiukė, klausdavai kodėl, ar kokį nors kitų klausimų pradėdavai savo klausimus? Visko klausdavau, sakykim, kodėl rožės tokios ir tokios spalvos ar panašiai, kažką tokio. Žodžiu, be galo visko domėjusi. Taigi apie tokius įdomius domėjimasis mes pakalbėsim dar po pasakėlės, o dabar išgirsim pasaką, kuri yra Loretos Kavolės Smalsuolė. Ir sužinosim, ar galima būti smalsiu tik tuomet, kai mus kažkas domina, yra tokie klausimai, kaip kodėl ten tas ir tokios spalvos, o kodėl anos anokios spalvos, kodėl tas žydi, kodėl tas nežydi. Bet yra smalsumas ir truputį blogesnė prasme, taigi mes tai ir išsiaiškinsim po pasakos. Klausom. Kartą gyveno viena labai smalsi tetulė. Kur tik nueis, kur be pasisuks, visur ji nosį kaišiojo. Smalsu jai, apie ką kaimynai vakarai šnekučiuojasi, dėl ko gatvių šlavėjai rytais barasi, net ką bitė savily dūzgė. Vieną dieną slampinėjo ji po namus nuobodžiaudama. Žiūri, pelė po kambarį širinėja. Parūpo moteriškė, iš kur ta pelė atsibastė. Pasekusi rado palėpėje mažą urvelį prie pat grindų. Tetulė tuoj akį prie angos prispaudė, bet urvelis tamsus, nieko nematyti. Pabandė nosį gilin įkišti. Gal ką užuos? Staiga girdi. Ką čia veikė? Atsisuko smalsuolė, ogi pelė tupi vidury kambario ir į ją spokso. Negražu į svetimus reikalus nosį kaišyti, subarė pelė. Ne tavo nosiai mane mokyti, atsikirto moteriškė. Tebūnie, pelė netrupučio nesupyko. Bet atsakyk man į vieną klausimą. Ar į šitą kilpą nosį įkištum? Ir pelė padavė tetuliai raktį su virvele, kuri buvo sumazgyta į didelę kilpą. Juokų darbas, nusijuokė smalsuolė ir lengvai užsimovė rakto kilpą savo ant nosies. Bet kai norėjo nusiimti, kilpa užsiveržė ir nekrust, o nosis akimirksniu ištyso į ilgą, storą straublį. Išsigando moteris, pradėjo pelės prašyti, kad rakto virvelę pergraužtų. Ne tam tave nubaudžiau, kad taip lengvai išgelbėčiau, tarė pelė. Teks kantrybę apsišarvuoti, tik šitai blogų įpročių atsikratysi. Kaip aš dabar žmonėms pasirodysiu? Pažadu niekur nosies nebekaišyti, tik nuimk tą raktą, apsiverkė smalsuolė. Pats nusiims, tačiau ne iškart. Kai kur nors nosį kiši, pradėsi čiaudėti. Nusičiaudėjus virvelę po truputį slink žemyn, kol galiausiai nukris, o tada nosis vėl taps kokia buvusi. Bet jei visur nosį kaišėsiu, žmonės mano straublį pamatys, o jei nekaišėsiu, raktelis nenukris. Tad kaip man dabar pasielgti? Nepaliovė ūbavusi moteriškė. Pati sugalvok, tarė pelė ir dingo urvelyje. Griebėsi smalsuolė už galvos, ašaras braukė, nežino, kaip iš bėdos įsipainioti. Taip ją beverkiančią ir rado jaunutę dukterėčią, atėjusi parodyti, kokių gražių gėlių tetulės darželėje priskynusi. Nieko kito neliko moteriškai, tik dukterėčiai savo bėdą papasakoti. Pagailo merginai ilganosės,
Bet ir ji nesumanė, kaip padėti. Nesisielok, tetulė, ėmė guosti. Geriau šią pauosti gėlių, jos taip kvepia. Vos moteriškė prie gėlės nosį prikišo, kad ims čiaudėti, žiūri, ogi rakto kilpelė žemyn pasislinko. Nudžiugo tetulė, sulaukė kol sutems ir kartu su dukterėčia ėmė po savo darželį vaikštinėti, gėles uostyti. O ten tiek grožybių, geltonžiedės medetkos, kupnusis pelėžirnis, aksominės nasturtės, auksiniai serenčiai. Gėlėmis besigrožėdama ilganosė net savo bėdą pamiršo. Po savaitės raktelis pagaliau nukrito ir smalsuolės nosis tapo kokia buvusi. O pelė ir vėl čia. Į svetimus reikalus lįsdamas savų džiaugsmų po nosimi nebepastebi. Tarė, čiupo raktelį ir į savo urvelį nusinešė. Šratinuko pasakėlės. Na tai, kaip jums ši pasaka? Na, ganėtinai įdomi. Na, Kotrynai, kaip? Pamokanti, Ir ko ši pasaka tave pamokė? kad nereikia kišti savo nosies į ne savo reikalus. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, klausytis, ką kiti šneka. Ką čia dar? Viktorija, gal kokį pavyzdėlį? Na, Galbūt iš savo patirties prisimintum, ar tik nebūsi kur nors nosies į ne savo reikalus įkišusi? na, reiktų labai galvoti. Dabar gal laiko nėra labai. Dažnai to nedarai. Na, sakyčiau, kad ne. O Kotryna, ar esi kada nors va taip va, kaip ta tetulė, va, grinai taip jau pernelyg įkyriai ir smalsiai į kažkieno gyvenimą, kažkieno reikalus įsikišusi ten, kur tau visai nepriklauso? Nu, gal ne, gal taip labai nelendo ten kaimynų žiūrėt, ką šneka, bet kai kaimynai ten kažką kieme savo veikia, tai pro langus matosi, nu tada tik pasižiūri, o šiaip... Aha, tada pasidomi jau. Tada tai įdomu, o taip tai, kad pernelyg tai nelenda. Ar nebijai, kad tau vieną kartą taip nutiks per langą, bežiūrint, kad užsidės ant nosies raktelis ir va, straublys ištys ir nieko nebegalėsi padaryti? Ir langą išdauši. Nu, tikiuosi, kad taip nenutiks. Tai gal mažiau pro langą žiūrėk į kaimynų, žiūrėk geriau į kelią ar dar kai kur kitur. Tai, nu, aš ne kiekvieną dieną žiūriu tenai. Gėlyčią pauostyti. Tai dabar šiaip tai jau gėlių nelabai būna, manyčiau. Na taip, bet tarkim, galbūt kas nors tau padovanos arba tavo mamai ar dar kam nors gėlių, tada ir žiūrėk, o ne pro langą. Taigi ir lygiai taip pat visiems radijo klausytojams patariu, kad pernelyg didelis nereikalingas kišimasis į svetimus reikalus, kaip antai žiūrėjimas pro langą, ką veikia kaimynas, kodėl jis dabar išvedė šunį pasivaikščioti, o ne prieš 5 minutės kaip vakar, kodėl jis vėluoja, kodėl dabar ta mašina nuvažiavo ar pasuko ne ten kaip visada, ką ten kalbasi mano suolo draugas su kitus klasioku. Žodžiu, toks kišimasis nereikalingas neatveda prie nieko gero. O jeigu štai, kaip sakė Pelytė, kad turėtume mes pastebėti tai, kas vyksta po mūsų nosimi, tai, kas iš tiesų yra svarbu, kad kokios čia gėlytės žydi, tokie bendri dalykai, kaip saulutė šviečia ir taip toliau, mes net nebepastebime dėl to, kad esam pernelyg įsigilinę į svetimas problemas. Todėl turėtume to vengti ir to nedaryti, o geriau žiūrėti, kas yra žymiai įdomiau aplink mus, ne tik svetimi barniai ir svetimos kalbos. Ką Viktorija dar pridurtų? Na, norėčiau pasakyti, kad labai čia tiksliai ir sumaniai pasakėjai. Dabar aš galvoju, ar aš taip nedarau, bet pagalvoju, kad aš tikrai taip nedarau. Tikrai? Na, kiek prisimenu, tai nedarau. Aš irgi labai sąžiningai stengiuosi, tikrai ir noriu nesikišti į kitų reikalus. Bet kartais manau, kad čia yra visų vienoda silpnybė, ne tik mano, bet štai ir Kotryna jau gudriai šypsosi, ir Viktorija taip
vis dar abejodama galvoja, ar tikrai taip nėra dariusi. Na, kartais imi ir įsikiši į kažkieno reikalus. Nu, taip jau išeina. Na, jeigu koks geras draugas, tai to gero draugo reikalai, tai yra ir tavo reikalai. Jeigu... Na taip, čia jau kaip ir bendri reikalai. Jo, taip. Tik žinoma, vėlgi, kas per daug, tas nesveika. Jeigu prišoksit prie draugo ir mane domina tavo apatinių spalva, tai manau, kad toks draugas kreivai tik pasižiūrės ir galvos, koks tavo reikalas. Atsiprašau visų už tokį nusišnekėjimą, bet čia buvo pats geriausias pavyzdys, kada jau per daug jau įkyru klausinėti ko nors. Taigi, Kotryna, baik juoktis, Viktorija irgi nebeprunkščia susilenkus po stalu. Gal geriau ką nors kitaip apie smalsumą, apie gražų tą gerąjį smalsumą pašnekėkim, kada, kaip Viktorija laidelės pradžioje minėjo, kad kai buvo maža, ją domino. Kodėl vyksta tas, kodėl vyksta anas, tokių bendrų iš gamtos klausimų ar šiaip rūpimų, apie tokį smalsumą, kurį labiau tiktų vadinti žingeidumu. Taip ar ne, aš susipynė liežuvis. Gerai, žingeidumą. Taip, tai va. Apie tokios rūšies smalsumą geriau pakalbėkim. Tu jau, Viktorija, sakai, turi patirties, Taigi, aš labai klausinėdavau, na, iš pradžių tėvai nieko nesakydavo, atsakinėdavo, noriai, po to jau kažkaip labai atsibodo. Taip atsibodo ir sako, tai neklausinėk, tai dabar geriau. O Kotryna, ar teko tau pabūti tokia smalsute, žiniuke? Aš neprisimenu, kada aš buvau tokia. Bet žinau, kad mano sesės laiką šneka, klausinėja ir klausinėja tokių neįmanomų dalykų, kad... Pavyzdžiui, kodėl mėnulis vadinasi mėnulis? Turėtų būti tikrai koks nors paaiškinimas. Nu, aš nežinau paaiškinimų, todėl sakau, aš nežinau, tikrai neklausk manęs ir baig zirst. Na, dar kokį nors kvailą klausimą, kokį užduoda? Na, nesakyčiau, kad kvailą, tiesiog tikrai įdomu. Klausimą, tik tai sudėtinga ir tau nežinomų atsakymų. Na, jeigu mano sūnėnas ar kas nors paklausia panašaus klausimą, tai aš visą laiką apsvarstu ir mano visą laiką išvados būna tokios, sakykime, jeigu mėnulis būtų pavadintas, sakykime, magnetofonas, tai tu klaustum, kodėl magnetofonas pavadintas magnetofonu, o ne kokį nors kitų vardą. Kas per nesąmonės? Nu, mano sesė irgi klausia, kodėl, pavyzdžiui, šaka pavadinta šaka, o medis medžiu, nu tai irgi. Tai visada galima pradėti vadinti atvirkščiai. Nu, galima, bet aš nežinau, kas čia gautųsi, jeigu pradėtų. Manau, geriausias atsakymas būtų todėl. Koks tavo sesės vardas, pasakyk visiems? Adėlė, tikriausiai jūs ją jau girdėjote. Taip, taigi, dabar trumpa pauzė tarp mūsų kalbos, nes aš turiu pristatyti, kad Adėlė, kurią mes girdėjome begalybę laidų iš eilės, yra Kotrynos mažoji sesutė, kuri viską klausinėja, nors mūsų laidelėje nepasirodė tokia jau ypatinga klausinėtoja. Na gerai, dabar grįžtam prie to, kad kodėl šaka vadinasi šaka, o medis vadinasi medis, tai geriausias atsakymas Adėlei būtų toks, todėl, kad tavo vardas Adėlė, o kaip tavęs kitaip juk nieks nevadina, tiesiog tokie yra vardai, tokie yra pavadinimai. Taip. Dabar jau mokėsi jai atsakyti. Mokėsiu ir būtinai tuo pasinaudosiu. Na gerai, tai va, tiek apie smalsumą, smalsumėlį. Galbūt dabar jau galėtume bandyti kaip nors peršokuoti, pereiti prie mūsų sekančios laidelės temos. Mes žinoma dabar jas neišduosim, bet galime užminti myslę. Ir jūs, jeigu ją įminsit, automatiškai jau kaip tai ir sužinosit, apie ką mes kalbėsim artėjančią laidą. Na, o myslė skamba štai taip. Apskritas kaip obuolys, o viskas ant jo laikosi. Dar kartą kartoju myslę. Apskritas kaip obuolys, o viskas ant jo laikosi. Taigi ir šios myslės įminimą sužinosime tik
kitą savaitę, tik kitą šratinuko pasakėlių laidelę. O dabar, kaip linksmai pasisveikinam, taip pat linksmai ir atsisveikinsim. Iki! Ate. Viso geriausio. Ir su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.